Sveiki, aš esu Kristupas. Šiandien kalbėsime apie kiną. Bet šiandieną kinas yra skirtas Valentino dienai. Tai labas, Ieva. Labas. Malonu tave matyti pas mus studijoje. Ir šiandieną mes pasišnekėkime apie Valentino dieną. Gal man atrodo, Valentino dieną labiau minėjau vaikystėje, kai visi ten keisdavosi tais lipdukais, širdutėmis ar atvirutėmis, bet tiesiog, kai jau atėjo tas profesinis laikotarpis, aš nuo studijų laikų kažkaip pradėjau keliauti po kino festivalius ir dažniausiai Berlyno kino festivalis yra būtent per Valentino dieną. Tai taip gavosi, kad iš tiesų neminiu, bet vis tiek žinau, kad jinai yra ir kiekvienais metais vis save pati primena. Jeigu reikėtų išrinkti 3 kokius savo mėgstamiausius romantinius filmus, ką galėtum rekomenduoti tokį sąrašą? Šiaip nežinau, nes nesu labai, iš tų romantinių filmų žiūrėtoja, bet galbūt galvoje šojo Titanikas. Nors, aišku, jisai gal ten visi žinom, kad jis nesibaigia labai laimingai, bet pati visa ta epopėja, visa meilės istorija, jinai yra kiekvienais metais žmonės žiūri ir vis randa savo laiką, kaip pasirodyti kino teatre, vis kažkaip susijęma, tai manau, kad tai gal būtų toks numeris 1. Gal kokią notebooką? Užrašų knygutę? Taip, čia toks vienas iš mano paauglystės mylimiausių filmų, kai dar gal pati labai kinu nesidomėjau ir buvau svajinga paauglė, kuri tikėjo pirmąją meilę. Taip. Užrašų knygutę pažiūrėjau daugiau negu 1 kartą, galbūt net daugiau negu man reikėjo. Atsimeni, kaip pirmą kartą matei šitą filmą? Šiaip ne. Man rodė mokykloje tikybos mokytoja, mūsų visai klasė rodė Notebook filmą. Jo. Pirmą kartą pamačiau. Ir tada net neįsivaizdavau, nei kas yra Ryanas Goslingas, nei Rachel McAdams, nei šitas filmas. Žinau tik, kad merginom labai patiko. Nu ir koks dar 3 galėtų būti toksai filmas. Man šauna dar į galvą kažkaip visą laiką Notting Hillas. Taip, ne? Su taip. Hugh Grantu ir Julia Roberts. Ir jisai visai dar neseniai buvo grįžęs kino teatrus, kiek žinau, Lietuvoje. Taip, tai buvo specialus seansas parodytas. Šiaip iš tiesų, manau, kad, graži moteris, grįžtant į tuos 90-uosius, 2000-ųjų pradžią, ten tikrai galima atrasti tokių Valentino dienos perliukų. Taip. Žinoma, gal tas, kai kurie sako, kad romantinių komedijų žanras yra įsikvėpęs. Tikrai taip. Kitaip tariant, žanras išgyvena tam tikrą savęs permąstymą, persikūrimą, ar ne? Taip. O jeigu grįžtant į šiuos laikus, tai ar galėtum pasiūlyti kokį nors įdomesnį šiuo atveju filmą Valentino dienos repertuarui, kuris būtų irgi romantinio žanro? Gal tai nebūtų taip tiesiogiai romantinis žanras, bet iš tiesų žmonės Cinema platformoje kaip tik atsirado naujas filmas, tai Noemi Marlant Balkonetės, arba angliškai The Balconettes. Jisai praėjusiais metais buvo pristatytas Kanų kino festivalyje Midnight Screenings, tokiuose vidurnakčio seansuose. Ir viskas prasideda viskas kaip komedija, 3 draugės balkone žiūri į gražų vaikiną gyvenantį priešais juos. Ir tas vaikinas juos irgi pastebi ir pasikviečia kartu užsukti vakarieniai. Na ir tada viskas pasisuka tokia jau nebe tokia romantiška kryptim, atsiranda daug kraujo ir truputį siaubo, bet viskas išlaikoma humore. Man, kai tu pasakai, kad smurtas ir romantika, man toks iš karto kažkoks toks Tarantino lygtis atsiranda momentas, gal toks smurtas smagus, tas smurtas, aš kaip suprantu, ar neis juokingas kažkoks. Jis vis tiek perteiktas per komedijos prizmę. Taip. Tai aš manau, kad čia iš tiesų gal labiau net ir primena Almodovaro ankstesniuosius filmus, nes ir tos pačios spalvos ir moteris, jos tokios dramatiškos ir jos jau eina ties tom savo krizėm. Ir jau nebežino, kaip spręsti situacijų ir visiems ten jau tokia atrodo nervai toj pakriks. Bet visame tame jos atranda taip pat ir tokio džiugesio ir įsilaisvinimo. Tai manau, kad tai filmas tikrai, kuris visai vertas yra Valentino dienos proga būti pamatytas. O jeigu mes grįžtumėm prie tokių labiau senesnių filmų, jeigu mes keliautumėm į laiką, kuris buvo prieš tai, ką tada rekomenduotum pasižiūrėti? Tada gal irgi, sakyčiau, nebūtinai jis yra toks jau tipinis Valentino dienos proga, bet manau, kad visai būtų įdomu pamatyti Sofijos Coppola Priscilla, kuris filmas tai būtent apžvelgia Elvio Preslio ir jo žmonos Priscilos santuoką. Taip. Tai manau, iš vienos pusės labai
smagu pamatyti ir įdomiau gal pamatyti ir kaip ta santuoka atrodė iš vidaus, nes prieš metus buvo kaip tik išėjęs Bazo Luhrmanno filmas Elvis, kuris daugiau sutelkė dėmesį būtent į vadybininko ir Elvio santykius ir viskas buvo apriepta tokia apipinta muzika Elvio Preslio, jis toksai buvo labiau šaumeniškas filmas, toks parodyti Elvio visą fenomeną, o čia mes labiau grįžtam į tokį kamerinį filmą, kuriame nėra tiek daug veikėjų, bet viskas grįžta ir telkėsi būtent į vidinius santykius tarp Elvio Preslio ir jo žmonos Priscilos ir būtent viskas pasakojama yra iš Priscilos prizmės. Filmas yra paremtas jos 85 metais išleista autobiografija. Tai Sofija Coppola bendradarbiavo glaudžiai su pačia Elvio Preslio buvusia žmona. Tai žodžiu gavo sutikimą, nedirbti kartu su buvusia. Taip, ir oficialiai tai yra paremta būtent ta autobiografija ir iš tiesų galbūt pamatome Elvio Preslį ne tokį, kokį norėtume galbūt matyti, ne tokį romantišką, galbūt daugiau kontroliuojantį. Ir netgi galim pamatyti, kiek įtakos jis turėjo ir jos pačios įvaizdžiui. Tai labai daug vyksta viduje to veiksmo ir galima tą pamatyti, koks iš tiesų buvo jos gyvenimo būdas, kuris nebuvo toksai galbūt pašėlęs, koks buvo Elvio Preslio, kuris išvykdavo filmuoti filmai, gastrolės, o jinai būtent būdavo ta, kur likdavo namie. Prižiūrėdavo namus, ar ne? Prižiūrėdavo namus, nes Elvio Presliui buvo toksai, jam reikėjo tokios moters, kuri puoselėtų namų būvį. Namų ūkį, jo. Taip, kas šiais laikais nepaeitų. Ir koks galėtų būti dar trečia rekomendacija, tokia, ką dar galėtų pasiūlyti žmonės sinema? Man atrodo, galėtume atsisukti į lietuvišką kiną šioje pusėje. Manau, kad tam labai tiktų Marijos Kaptaradžios Tu man nieko neprimeni, kuris pradėjo savo kelionę Sundance kino festivalyje Amerikoje, laimėjo ten apdovanojimą už geriausią režisūrą. Tai manau, kad Marija ten paliko tikrai didelį įspūdį su savo antruoju filmu vaidybiniu. Istorija yra apie du jaunus, maždaug 30 metų merginą ir vaikiną. Bendramžius mūsų, Taip, maždaug mūsų bendramžius, kurie susitinka tokiom aplinkybėm, nes pagrindinis veikėjas Dovydas, jis yra gestų vertėjas. Gestų kalbos vertėjas. Elena yra profesionali šiuolaikinio meno šokėja ir būtent dirbdama su vaikais, kurie turi klausos negalią, jai reikia gestų vertėjo. Tai kaip tik tas Dovydas atsiranda tojose repeticijose ir jie pradeda bendrauti ir tarp jų užsimezga meilės istorija, tokia kaip ir kibirkštis atsiranda. Tik tai problema yra tai, kad Dovydas yra aseksualus. Šiuolaikiniam gyvenime dabar labai sunku laviruoti tarp tų santykių, daug kas jų nenori ar bijo. Tai aš manau, kad šis filmas kaip tik atliepia būtent. Tai aš atsipalaidavęs jaučiuosi, nes aš dabar žinau, kad galiu atsirinkti bent vieną iš 3 tikrai filmų Valentino dienai. O kurias galėčiau rasti? Taip, tai jos galima rasti Žmonės Cinema namų kino platformoje. Labai viskas paprasta, ten yra šiaip 1000 filmų, kurie atsinaujina kas savaitę, atsiranda vis naujesnių, tai tiesiog paspaudint, kurio patinka, išsinuomoja ir žiūri.